Labas visiems sugrįžtantiems į mano kanalą, o tie, kas tik dabar mane atrado, labas, aš labai džiaugiuosi, kad mane radai. Mano kanale mes kalbame apie tikrus nusikaltimus, tad jeigu tau atrodo įdomios tokios temos, prenumeruok mano kanalą ir mes susitiksime ir kituose mano vaizdo įrašuose. Taigi nepaslaptis, kad dabar visi kalba apie Barbės filmą, visi eina į Barbės filmą ir aš buvau irgi Barbės filme. Ir šiandienos istorija, žinoma, gerokai juodesnė negu tas filmas, bet turbūt dėl to, kad dabar Barbė ir Kenas taip trendina, aš susilaukiu komentaro iš vienos prenumeratorės, Evelinos, ir ji manęs paklausė, kur yra mano vaizdo įrašas apie Barbę ir Keną. Na ir aš, žinoma, pagal tai, kokiomis temomis aš kalbu savo kanale, aš supratau, kad turbūt tas klausimas yra ne apie Barbę ir ne apie filmą Barbės, o apie Barbę ir Keną serijinius žudikus, tai apie tamsiąją Barbės ir Keno istorijos pusę. Tai aš pagalvojau, kad gera idėja dabar pakalbėti ir prisiminti šią žiaurią žudikų porą. 1987 metais ramų Skarboro rajoną esantį Ontarijo provincijoje, Kanadoje, sudrebino žiaurūs moterų prievartavimai. Moterys ėmė kreiptis į policijos pareigūnus su kraupiais pasakojimais, kaip jos buvo užpuolamos iš nugaros, greičiausiai tam, kad nepamatytų užpuoliko veido, ir tuomet žiauriai išprievartaujamos. Ir šios moterys buvo prievartaujamos tikrai žiauriausiais būdais, jos buvo žeminamos, jos buvo maudomos purve ir šie prievartavimai palikdavo moterims ne tik gilią psichologinę traumą, bet ir fizinę traumą, kadangi į aukas būdavo kišami pagaliai, net peiliai ir kiti panašus objektai. Tai galite įsivaizduoti, kokį skausmą ir fizinę traumą patyrė šios moterys. Moterys dažniausiai buvo užpuolamos, kai grįždavo vėlai iš darbo, vienos autobusu. Tyrėjai manė, kad užpuolikas turėjo automobilį ir iš automobilio nesunkiai pastebėdavo, jeigu autobuse moteris sėdėdavo viena. Taigi pasekdavo autobusą, tuomet palaukdavo, kol auka išlips, pasekdavo ją ir kai jie būdavo tokesnėje vietoje, ją užpuldavo ir tuomet išprievartaudavo. Pirmoji šio užpuoliko auka buvo 21 metų mergina ir jinai buvo užpulta prie pat jos tėvų namų, prie pat jų durų. Įsivaizduokit, koks tai yra siaubas ir koks yra pažeminimas, kai tu esi prie pat savo ramybės oazės, prie pat savo saugumo, bet tu nieko negali padaryti, nes užpuolikas į tave yra įrėmęs peilį ir tu bijai dėl savo gyvybės, tad tu nesipriešini ir tu tikiesi iš šios situacijos išeiti gyva. Laimiai šios užpuolamos moterys likdavo gyvos, žinoma, su didelėmis traumomis, tačiau jos būdavo gyvos. Bet šie užpuolimai progresavo ir tyrėjai suvokė, kad toks užpuolikas galiausiai imsis nužudymų. Jie jautė, kad jų laikas senka ir jie turi pagauti šį užpuoliką, tačiau jie neturėjo jokių užuominų, kas šis užpuolikas buvo, kadangi nei viena auka nematė jo veido. Visuomenė, žinoma, buvo išsigandusi, jie buvo įtampoje, ėmėsi visų galimų saugumo priemonių. Moterys stengdavosi nevaikščioti vienos, bet, žinoma, praktiškai tai nėra įmanoma visada turėti kažkokią palydą, vis tiek gyvenimas tęsiasi, tu turi eiti į darbą, turi eiti į parduotuvę, negali užsidaryti namuose. Turint omeny, kad šie prievartavimai truko net 3 metus, taigi tu negali sustabdyti savo gyvenimo 3 metams, ar ne? Ir per visą šį laikotarpį buvo išprievartautos 14 moterų ir 6 pavyko apsiginti. Jos dažnai būdavo fiziškai sužalojamos, tačiau joms pavyko likti neišprievartautoms. Paskutinė šių prievartavimų auka tapo 19-metė mergina 1990 metais, gegužės 26 dieną. Šį kartą dėl kažkokių tais nepaaiškinamų priežasčių užpuolikas priėjo prie savo aukos iš priekio, su ja pakalbėjo, bandė kažkaip atitraukti turbūt jos dėmesį.
ir tuomet ją užpuolė, bet šiuo atveju, žinoma, mergina matė užpuoliko bruožus ir puikiai įsiminė jo veidą. Taigi jinai galėjo ateiti pas policijos pareigūnus ir papasakoti, kaip šis užpuolikas atrodė, ir pagaliau po 3 metų ieškojimo jie gavo kažkokią bent užuominą. Taigi buvo nupieštas kompiuterinis šio užpuoliko eskizas ir paplatintas visuomeniai. Po kelių mėnesių policija gavo informacijos, kad šitas eskizas kraupiai panašus į Skarboro apskaitininką 25 metų Paul Bernardo. Paulą policijos pareigūnai, žinoma, pasikvietė į nuovadą apklausti ir jis buvo pakankamai ramus. Ir jisai pamatęs eskizą pripažino policijos pareigūnams, kad jis tikrai yra panašus į šį eskizą ir jisai supranta, kodėl tyrėjai norėjo su juo pasikalbėti. Ir taip pat jisai savo norų davė policijos pareigūnams DNR tyrimui. Taigi policijos pareigūnai, neturėdami nieko prieš jį daugiau, jį paleido. Deja, bet tuo metu DNR ir DNR panaudojimas bylų tyrimuose buvo labai ankstyvoje stadijoje. Tuo metu buvo tik tais vienas mokslininkas visame regione, kuris galėjo padaryti šiuos DNR tyrimus visoms byloms. Taigi įsivaizduokit, ištekliai buvo itin riboti, tad bylos tyrimas judėjo itin lėtai. Net ir su turimu įtariamojo DNR. Minėtas Paulas Bernardo gimė 1964 metų rugpjūčio 27 dieną Skarboro rajone, Kanadoje. Nors Paulas ir užaugo itin turtingoje šeimoje, jo vaikystė buvo ganėtinai komplikuota. Jisai buvo jauniausias savo tėvo Kenneth ir motinos Marilyn sūnus. Tačiau jo tėvas Kenneth buvo smurtaujantis prieš savo žmoną ir taip pat jisai priekabiaudavo prie dukros Debros visos šeimos akivaizdoje ir už uždarų durų jis neapsiribodavo tik tai priekabiavimu prie Debros, jei suprantat, ką aš turiu omeny. Ir galiausiai 1975 metais jis buvo nuteistas už pedofiliją ir priekabiavimą prie mažamečių, kadangi jisai priekabiavo prie mergaitės, kaimynų mergaitės. Mergaitė pasiskundė, jisai buvo nuteistas. O Marilyn dėl tokio vyro elgesio galiausiai paniro į gilią depresiją ir atsiskyrė nuo šeimos ir kuriam laikui apsigyveno Rūsyje. Ir mane ši istorijos vieta mažų mažiausiai nuvylė ir nuliūdino. Aš suprantu, kad negali teisti, kaip kiti žmonės susidoroja su patiriamomis traumomis, bet šiuo atveju Marilyn turėjo būti savo vaikų gelbėtoja. Jinai turėjo stoti į savo vaikų pusę ir išgelbėti nuo savo monstro vyro rankų. Tačiau vietoj to jinai atsiskyrė nuo šeimos ir apsimetė, kad nieko nevyksta, kad jos dukra nėra prievartaujama. Kaip galima nesiskirti su tokiu vyru, kaip galima likti toliau šeimoje, bet atsiskyrus Rūsyje, Aš suprantu, kad šiuo atveju galima taikyti pateisinimą ir argumentuoti, kad tuo metu, tai yra 70-aisiais, 80-aisiais, mažai kas skirdavosi, moteris buvo mokomos likti su vyrais ir taikstytis su bet kokiu jų elgesiu. Jos buvo mokomos, kad šeima ir išlaikyti šeimą kartu yra svarbiausias dalykas. Bet šiuo atveju, aš manau, šis pasiteisinimas yra kiek per silpnas, kai tu žinai, kad tavo vyras prievartauja tavo dukrą. Beje, kas man buvo dar įdomu apie šią šeimą, tai kad Kennetho tėvas, tai Paulo senelis, taip pat buvo smurtaujantis vyras. Jisai smurtavo ne tik prieš savo žmoną, bet ir prieš savo vaikus. Tai spėju, būti šūdžiumi yra genetiškai paveldima. Ir visi šie įvykiai šeimoje, žinoma, labai paveikė kitus 2
Keneto ir Marilyn vaikus, ypač įsivaizduoju, Deborah tai paveikė, tačiau tai nepaveikė Polo. Jisai visiems atrodė kaip labai laimingas, gyvenimu patenkintas berniukas, jis buvo visad besišypsantis, jisai buvo aktyvus berniukų skautų narys. Žodžiu, jis puikiai gyveno, kai jam buvo 16 metų, jo pasaulis neapsivertė aukštyn kojom, nes jo mama po barnio su savo vyru atėjo pas Polą ir jam papasakojo, kad prieš daugelį metų ji turėjo romaną su savo buvusiu vaikinu ir pastojo. Ir tas vaikas tai yra Polas, taigi Polas yra nebiologinis Keneto sūnus. Ir vietoj to, kad jisai džiaugtųsi, kad nėra šito menkystos vaikų prievartautojo vaikas, sūnus, jisai apkaltino savo mamą. Jisai apkaltino ją dėl to, kad jinai užmezgė romaną, jisai išvadino ją kekšę. Ir Marilyn nesiruošė taikstytis su tokiu elgesiu, jinai atsikirzdavo savo sūnui ir mainais už tai, kad jis ją vadino kekšė, jinai jį vadino pavainikiu. Tai kaip suprantat, šeimos dinamika buvo nekokia, bet nepaisant to, Polas baigė universitetą ir galiausiai įsidarbino Amway kompanijoje. Jūs turbūt žinote apie Amway kompaniją, tai yra didžiulė įmonė, kuri prekiauja grožio ir namų priežiūros prekėmis ir jinai yra paremta daugelio lygių marketingu. Jei nesat girdėję, tai yra toks marketingo tipas, kai paprasti žmonės gali įsitraukti į įmonę, būdami jų prekių pardavėjais už tam tikrą procentą, tai yra jie nusiperka tam tikrą kiekį prekių ir tada pardavinėja kitiems žmonėms už didesnę kainą, taip užsidardami tiek jie, tiek įmonė. Bet dėja, tokio tipo įmonėje dažniausiai užsidirbama daugiausiai yra ne iš prekių pardavimo, o iš kitų žmonių pritraukimo būti taip pat pardavėjais. Taigi, nors ir daugelis jų ginasi, man iš esmės tai yra tas pats, kas piramedinis marketingas, o piramedinis marketingas yra uždraustas. Na, bet visi, kurie yra susiję ar dirbo Oriflame, Avon, Amway, Mary Kay, visose šitose įmonėse jums turbūt perkastų gerklės įrodinėdami, kad tai yra ne tas pats, tai aš šitos diskusijos net nepradėsiu. Taigi grįžtant prie istorijos. Polas dirbo apskaitininku, gana sėkmingu beje, ir atrodė kaip paprastas eilinis kanadietis, jis mėgo leisti laiką su draugais, susitikinėjo su merginomis, viskas atrodė iš išorės gerai, tačiau jo dailus vaikiškas veidas slėpė žiaurias seksualinės fantazijas, kurias laikui bėgant jisai pradėjo įgyvendinti su merginomis, su kuriomis jisai susitikinėjo, bet žinoma prieš jų valią. Jis žemindavo viešuose vietose, o už uždarų durų jis net prieš jas smurtaudavo. 1987 m. spalį Skarboro rajone tuo metu 23 metų Polas susitiko 17 metų veterinarijos darbuotoją Karlą Homolką. Karla tuo metu viešėjo Skarboro rajone, kadangi turėjo veterinarijos tema konferenciją. Ir tame pačiame viešbutyje, kuriame vyko konferencija, Polas taip pat buvo apsistojęs. Kai jiedu susitiko, jie iškart pajuto vienas kitam didžiulę aistrą, tad jau tą pačią naktį permiegojo. Ir nuo to laiko iš karto prasidėjo jų audringi ir karšti santykiai. Karla gimė 1970-ųjų, gegužės 4 dieną, Misisaugos mieste, taip pat Ontarijo provincijoje, Kanadoje. Tačiau vėliau šeima persikėlė gyventi į St. Caterinso miestelį. Priešingai nei Polo, Karlos vaikystė buvo visiškai normali. Ji užaugo pasiturinčioje šeimoje ir mėgo žaisti barbėmis. Jinai turėjo 2 mylinčius tėvus, kurie niekada neišsiskyrė. Taip pat jinai turėjo 2 seseris. Jauniausioji buvo Tammy, vidurinioji buvo Logan, o Karla buvo vyriausioji. Visos seseris buvo
beproto gražios ir labai viena į kitą panašios. Dėl savo išvaizdos Karla įgijo stiprų pasitikėjimą savimi ir buvo itin populiari mokykloje. Ir ji taip pat buvo protinga, jai gerai sekėsi mokslai, tad atrodytų nieko jos vaikystėje netrūko. Aplinkiniai ir šeimos draugai prisiminė, kad Karla išgyveno tam tikrą tamsų paauglystės laikotarpį, kai jinai rengdavosi juodai ir maištaudavo prieš savo tėvus. Tačiau taip visiškai normalu paauglystėje, taip daugam nutinka. Karla taip pat susilaukdavo daug vaikinų dėmesio, jinai susilaukdavo daug pakvietimų į pasimatymus. Tačiau, kai jinai sutiko Polą, jos niekas kitas nebedomino, jinai visiškai atsidavė Polui. Kadangi Polas buvo jos svajonių vaikinas, jinai nuo vaikystės svajojo apie gražų, turtingą vyrą, kuris ją paverstų princese. Jinai visada norėjo būti princese. Ilgainiui Polas jai pasipasakojo apie savo tamsias seksualinės fantazijas ir Karlos tai niekiek net baidė. Jinai net skatino jo šias fantazijas ir manė, kad jas reikia pildyti. Karla leido jam su ja daryti, ką tik tais jisai užsigeisdavo. Nors Polui ir patiko Karlos entuziazmas lovoje, jis buvo labai nusivylęs, kad Karla jau buvo praradusi nekaltybę ir turėjo sekso partnerių iki jo. Na, svarbu, kad Polas buvo ramus dėl savęs, dėl to, kad jis turėjo N moterų iki Karlos. Vis tik Polas norėjo Karlos nekaltybės ne dėl religinių priežasčių, kad būsima žmona turi būti skaisti, o dėl to, kad jisai turėjo seksualinės fantazijas. Permiegoti su nekaltomis merginomis. Tai jį užvedė. Jis mėgo dominuoti merginas. Ir tam buvo puikus paaiškinimas, kadangi Polas turėjo problemų su erekcija. Žinoma, Polas buvo impotentas. Ir aš neturiu tam jokių statistinių įrodymų jums, bet aš esu įsitikinusi, kad didžioji dalis prievartautojų ir tų vyrų, kurie mėgsta dominuoti moteris prieš jų valią, aš manau, kad daugelis tokių vyrų turėtų būti impotentai, ar ne? Aš manau, kad jie taip bando kompensuoti savo bejėgiškumą lovoje. 1990 metais Polas ir Karla susižadėjo ir Polas atsikėlė gyventi į jos tėvų namus kartu su Karla. St. Katerinso mieste Karla buvo tiesiog pakylėta vestuvių planų. Jinai nuo vaikystės svajojo apie princesiškas vestuves ir dabar galėjo tai įgyvendinti. Tačiau visą jų santykių idilę griovė tai, kad Polas vis dar buvo nepatenkintas, kad Karla nebuvo nekalta, kai jie susitiko. Ir dabar jo dėmesį patraukė Karlos jauniausioji sesutė Temi, kuriai buvo vos 15 metų. Temi buvo labai panaši į Karlą, tik tais buvo nekalta, tai Polui atrodė idealus variantas. Ir kaip jūs manot, kaip Karla sureagavo, kai sužinojo, kad Polas domisi jos 15-metę seserimi Temi? Na, turbūt nei vienas iš jūsų neatspėsit, nes normalus žmogus turbūt apie tai net nepagalvotų. Bet Karla nusprendė padovanoti savo sesers Temi nekaltybę savo būsimam vyrui Polui kalėdų progą. Kitais žodžiais tariant, jinai nusprendė leisti Polui išprievartauti savo 15-metę seserį. 1990 m. gruodžio 23 dieną visa Karlos šeima šventė kalėdinį laikotarpį kartu ir Karla su Polu gėrė egnogą su romu. Temi sudomino jų gėrimas, jinai taip pat norėjo jo paragauti ir jos tėvai jai leido, tačiau jie pasakė, kad ji gali išgerti tik tais 2 gėrimus ir Temi jų klausė. Tėvai turbūt pagalvoja, kad Temi jau greitai 16 ir jinai yra saugi savo namuose, turbūt nėra geresnės progos jai pabandyti alkoholio, taigi nusprendė jai leisti išgerti 2 gėrimus ir patys nuėjo miegoti. Jie jautėsi ramus, kad
Temi yra su Karla ir su Polu ir kad jinai yra saugiai jų namuose, tačiau turbūt net baisiausiame savo košmarėje negalėjo numatyti ar susapnuoti, kad didžiausias pavojus Temi būtent ir yra jų kita dukra Karla su savo sužadėtiniu Polu. Kadangi jiems nežinant, Karla pribėrė migdomųjų tablečių į Temi gėrimą ir kai Temi prarado sąmonę, Karla su Polu ją nutempė į rūsį, ten ją nurengė ir tuomet Karla, kad užsitikrintų, jog Temi neatsibus vidury visko, ką jai dabar teks patirti, prilietė prie Temi veido servetėlę, suvilgytą anestetikais, kuriuos pavogė iš savo darbo veterinarijoje. Tada Polas išprievartavo Temi ir Karla visą tai stebėjo ir galiausiai skatinama Polo, jinai į visą tai prisijungė ir taip pat prievartavo savo seserį Temi. Taip, jinai prisijungė prie savo sesers prievartavimų. Tai tiesiog yra protu nesuvokiama. Viskas, kas čia įvyko, man turbūt yra žiauriausia dalis šitoj byloj, nors mes dar tik tais pradedam šitos poros nusikaltimų virtinę. Ir lyg to būtų negana, jie prievartaudami Temi dar ir viską nufilmavo. Po kiek laiko Temi pradėjo vemti ir paspringo. Polas ir Karla iškvietė greitąją pagalbą, tada greitai pašalino visus įrodymus, nunešė ją atgal į kambarį, aprengė ir kai atvyko pareigūnai ir greitoji pagalba, jie papasakojo, kad Temi paprasčiausiai padaugino alkoholio, apsivėmė ir paspringo. Greitoji išvežė Temi į ligoninę, dėja po kelių valandų jinai mirė. Visi buvo įsitikinę, kad tai tik tais labai nelaimingas atsitikimas ir netgi pareigūnai priėmė šią Karlos ir Polo versiją, kad jinai apsinuodijo alkoholiu ir paspringo vemiant. Nepaisant to, kad jos 15-metė sesė ką tik mirė ir jinai pati už tai buvo atsakinga, Karla ir toliau planavo savo princesiškas vestuves ir net pyko ant savo tėvų, kad jie per ilgai gedė jos sesers Temi ir ji dabar nebėra dėmesio centre dėl jos planuojamų vestuvių. Ji atsisakė vestuves nukelti ir vos po 6 mėnesių nuo savo sesers mirties 1991 m. birželio 29 d. įvyko Karlos ir Polo vestuvės. Ir tuo pačiu metu, tiesioginio to žodžio prasme, tą pačią Karlos ir Polo vestuvių dieną gretimais esančiame miestelėje pavadinimu Lake Gibson vietinis gyventojas Bill Grekul džiaugiasi gražia saulėta vasaros diena ir nusprendė, kad ši diena yra puikiai diena pasiplaukiojimui baidarėmis. Jisai susiruošė visus savo daiktus, susidėjo į baidarę. Billas įsitempė savo baidarę į ežerą ir bandė susirasti vietą, nuo kurios galėtų atsispirti. Jisai susirado šalimais kranto buvusias betono plokštės ir keletą akmenų ir pagalvojo, kad tai bus ideali vieta jam atsispirti ir pradėti plaukti. Tačiau kai jisai pabandė atsispirti nuo šių betono plokščių savo irklu, jisai pastebėjo ant betono kraują. Ir kai gerai įsižiūrėjo į tą vietą, jis pastebėjo kažką rausvo. Ir kai priėjo arčiau tos vietos ir įsižiūrėjo, tai buvo žmogaus pėda. Atvykę policijos pareigūnai ir narai iš karto apieškojo tą vietą ir toje vietoje ežere rado žmogaus palaikus, dalimis išblaškytus po visą ežerą. Ir kaip vėliau paaiškėjo, šie palaikai priklausė prieš kelis mėnesius dingusiai 14-metei Leslie Mojave. Leslie buvo iš St. Caterinso miestelio, ji buvo maištinga paauglė, kuri maištavo prieš savo tėvus ir dažnai pabėgdavo iš namų, tad visi tikėjosi, kad Leslie tiesiog pabėgo iš namų ir vieną dieną atsiras. Tačiau kai buvo rasti jos palaikai ir tokioje žiaurioje būklėje, St. Caterinso miestelio gyventojai buvo persigandę. Jie iki šiol nebuvo girdėję apie tokius įvykius nutikusius savo miesto gyventojams.
1992 m. balandžio 16 d. dingo kita mergina iš St. Caterinso miestelio. Tai buvo Kristen French. Ji buvo 15-metė mokinė, kuri dingo eidama pakeliui namo iš mokyklos vidury baltos dienos, tai buvo po 2:45 dienos, prie bažnyčios parkavimo aikštelės, esant net keliems liudininkams. Kristen, priešingai nei Leslie, buvo itin atsargi mergina, ypač po to, kas atsitiko Leslie. Ji ėmėsi papildomo atsargumo priemonių, nebendravo su nepažįstamaisiais ir stengėsi nuo visų laikytis atstumo ir taip pat kitus mokė saugotis. Tad į jos bylą buvo iš karto žiūrima kitaip. Policijos pareigūnai suprato, kad Kristen yra pagrobta ir tyrėjai nuo pat bylos pradžios, nuo pat pirmos dienos gavo užuominų, kadangi įvykio vietoje jie rado Kristen batą. Tai rodė, kad Kristen dingo prieš savo valią ir taip pat keli liudininkai papasakojo, jog matė, kaip šalia Kristen sustojo automobilis, kuriame buvo 2 žmonės, jie užkalbino Kristen ir staiga Kristen atsitraukė nuo šio automobilio ir tada ją kažkas į automobilį įsitempė. Taigi, žinodami šiuos faktus, tyrėjai, žinoma, suprato, kad Kristen kilęs didelis pavojus ir ėmė aktyviai jos ieškoti ir kreipėsi į visuomenę pagalbos. Deja, bet jiems nepavyko jos išgelbėti, kadangi vos po 2 savaičių jos palaikai buvo rasti pakelėje. Palaikai nebuvo išdalinti dalimis, jos kūnas buvo rastas visas, tačiau iš karto buvo matyti, kad jinai buvo patyrusi seksualinę prievartą prieš jos mirtį ir taip pat jos plaukai buvo nukirpti, kaip beje buvo nukirpti ir Leslie plaukai. Taigi pareigūnai dėl šių priežasčių ir taip pat dėl to, kad šios merginos buvo dingusios iš tos pačios lokacijos, tai iš St. Caterinso miesto, ėmė šias bylas sieti ir ėmė manyti, kad šios 2 aukos buvo tų pačių nusikaltėlių. Deja, bet jie neturėjo jokių užuomenų apie tai, kas galėjo taip pasielgti su šiomis merginomis, kol 1993 metų pradžioje į jų nuovadą neįžengė Karla Homolka. Karla kreipėsi į policijos pareigūnus dėl savo smurtaujančio vyro Paulo Bernardo. Jinai atvykusi į nuovadą buvo žiauriai sumušta, jos akys labiau priminė slyvas negu normalia žmogaus akis. Šitaip jinai stipriai buvo sumušta. Jinai teigia, kad jos kantrybė trūko, tą dieną ją vyras Paulas sumušė ir jinai iš karto iš jo pabėgo ir atvyko pas policijos pareigūnus. Vienas poros draugas taip pat patvirtino jos šiuos pasakojimus. Jisai papasakojo, kad paliudijo vieną kartą, kai Paulas smurtavo prieš Karlą. Jis sakė, kad vieną dieną atvyko į poros namus ir Paulas pasakė Karlai, kad atneštų jam išgerti ir Karla atnešė džiną su toniku, tačiau nepaėmė tai stikliniai padėkliuko ir Paulas dėl to pasiuto. Jisai užsipuolė Karlą, jisai tapo fiziškas su ją. Taigi buvo toksai paliudijimas iš vieno žmogaus, bet taip pat ir Karlos kolegės teigia, kad jos akivaizdžiai matė, kad Paulas yra kontroliuojantis, kadangi Karla karts nuo karto negalėdavo su jomis kažkur tai išeiti, nes Paulas jai neleisdavo. Taip pat Karla buvo įbauginta visada pakelti ragelį Paului, taigi net ir vidury kažkokios tik darbo užduoties jinai viską mesdavo, jeigu paskambindavo Paulas ir bėgdavo pakelti jam ragelį. Tai žinoma, gali būti psichologinio ir fizinio smurto padariniai. Taigi policijos pareigūnai iš pradžių galvojo, kad jie susidūrė su skriaudžiama moterimi, kuriai yra kilęs pavojus likti toliau gyventi su savo vyru. Tačiau tada Karla pareigūnams numetė tikrą bombą. Jinai pasakė, kad Paulas mėgo ne tik prieš ją smurtauti, jis taip pat buvo atsakingas už 14-metės Leslie Mahavi ir 15-metės Kristen French pagrobimą, kankinimus ir nužudymus.
Policijos pareigūnai tuo metu buvo šoke, kadangi iki tol jie neturėjo jokių užuominų apie tai, kas būtų galėjęs būti atsakingas už šią žiaurią žmogžudystės. Karla papasakojo, kad jinai anksčiau nesikreipė į pareigūnus, kadangi buvo įbauginta Polo, jinai bijojo, kad jis gali jai padaryti tą patį ir jinai bijojo, kad Polas taip pat gali pakenkti jos šeimai, kadangi taip jau vieną kartą nutiko. Tada ji papasakojo, kad 1990 metais įvykusi jos 15-metės sesers tragedija nebuvo tokia atsitiktinė, kaip kad visi galvojo iki tol. Karla papasakojo pareigūnams, kad iš tikrųjų tą naktį Polas liepė Karlai apsvaiginti savo 15-metę seserį Tammy, kad galėtų ją išprievartauti, tačiau Karla bijojo, kad Tammy vidury to atsibus ir papasakos viską savo tėvams, tad jinai norėjo užsitikrinti apsvaigindama savo seserį 2 kartus. Tai pirmą kartą jinai apsvaigino ją migdomaisiais, įdedama jų ją į gėrimą ir tada ją apsvaigino anestetikais, kuriuos parsinešė iš savo darbo veterinarijos klinikoje. Karla taip pat pripažino, kad dalyvavo ir Leslie bei Kristen kankinimuose, tačiau taip elgėsi, nes buvo visiškai palaužta Polo ir nemanė, kad tam yra kita išeitis, jinai bijojo dėl savo gyvybės, jinai bijojo dėl to, kad jis padarys jai tą patį. Ir jinai taip pat teigia pareigūnams, kad viskam, ką jinai papasakojo, yra įrodymai, kadangi Polas visus šios įvykius filmavo. Ir policijos pareigūnai turbūt turėjo būti visiškame šoke, nes tuo metu 90-aisiais tikrai nebuvo pernelyg populiaru turėti namuose filmavimo kameras ir viską filmuoti, tuo labiau nusikaltimus, kuriuos tu atlieki. Taigi tai būtų bene pirmą kartą turimas vaizdinis įrodymas vykdytų nusikaltimų. Policijos pareigūnai ir tyrėjai įsitikinę, kad Karla yra skriaudžiama moteris ir būdama aplinkybių auka pasielgia taip, kaip pasielgia ir suvokdami, kad neturi kitų įrodymų prieš Polą, tad jiems reikės jos pagalbos, jie pasiūlė Karlai sandorį. Karla gaus 5 metus už prisidėjimą prie Leslie žmogžudystės, taip pat 5 metus už prisidėjimą prie Kristen žmogžudystės ir 2 metus už netyčinę savo sesers žmogžudystę. Taigi viso 12 metų mainais už tai, kad Karla ateis į teismo posėdį ir liudys prieš savo vyrą Polą. Ir Karla šį sandorį priėmė. Taigi tyrėjai dabar ėmėsi ieškoti šitų juostų, kad turėtų papildomai įrodymų tam, ką pasakojo Karla. O 1993 metų vasario mėnesį, praėjus kiek daugiau nei 2 metams po to, kai Polas davė savo DNR Skarboro prievartavimų bylos tyrėjams, jo DNR pagaliau buvo sulygintas su DNR gautų iš šių prievartavimų aukų ir jo DNR atitiko, taigi Polas buvo Skarboro prievartautojas. Ir aš net negaliu įsivaizduoti, kaip tuo metu jautėsi tyrėjai ir visi, kas žinojo šitą bylą, kad šitas DNR patikrinimas buvo atliktas po daugiau nei 2 metų. Ir per tuos 2 metus vyko dar 2 tragedijos. Tai 14-metės Leslie ir 15-metės Kristen nužudimai. Tai galbūt to buvo galima išvengti, jeigu tik tai šitas DNR būtų buvęs patikrintas anksčiau. Policija papildomai apklausė savo turimą liudininkę Karlą Homolką ir paklausė jos, ar ji žino kažką apie šiuos Skarboro prievartavimus. Ir ji taip pat jiems patvirtino, kad taip, Polas jai prisipažino, kad tai jis 87-90-aisiais vykdė šiuos žiaurius prievartavimus. Taigi policijos pareigūnai, turėdami pakankamai įrodymų, pagaliau sulaikė Polą. Ir Polas pripažino policijos pareigūnams, kad tai jis yra Skarboro prievartautojas, tačiau jis neigė Karlos kaltinimus, kad jis nužudė 14-metę Leslie ir 15-metę Kristen. Taigi
Dabar buvo jo žodis prieš Karlos, nes Polas pradėjo kaltinti, kad tai Karla nužudė šias merginas. Taigi pareigūnams reikėjo rasti tas vaizdo juostas. Nors buvo skiriama itin daug resursų šių vaizdo juostų suradimui, šios vaizdo juostos taip ir neatsirado. O 1994 metais, rugsėjo mėnesį, visuomenę sukrėtė dar vienas netikėtumas susijęs su šia byla. Polo gynybos advokatas Ken Murray buvo pašalintas nuo bylos dėl visuomeniai neskelbiamų priežasčių, tačiau dabar mes jau žinome, kodėl tada taip atsitiko. Ken Murray buvo pašalintas nuo bylos, kadangi pasirodo, jisai turėjo šias vaizdo juostas ir slėpė šiuos įrodymus nuo policijos pareigūnų ir bylos tyrėjų virš metų. Jisai tokiu būdu tikėjosi apsaugoti savo klientą ir jisai vylėsi parodyti šias juostas teisme ir galbūt vylėsi, kad prokurorai nepamatę šių juostų negalės geriau pasiruošti bylai. Aš nežinau, bet man taip aš pirmą kartą tai girdėjau, kadangi tai akivaizdu yra nusikaltimas ir tikrai yra buvę, kad patys nusikaltėliai, patys kaltinamieji slepia įrodymus, tikėdamiesi, kad išsisuks nuo bausmės ar kad jiems bus skiriama mažesnė bausmė, bet kad jų advokatas taip elgtųsi, aš dar nesu girdėjusi ir žinoma, jisai turėjo kentėti dėl to pasekmes. Taigi į jo vietą buvo paskirtas kitas advokatas, John Roses. Ir jisai iš karto atidavė šitas juostas policijos pareigūnams, kaip kad tai turėjo būti padaryta iš pat pradžių. Policija, žiūrėdama šiuos įrašus, aptiko stulbinantį faktą. Buvo dar viena auka. Tai buvo 15-metė mergina, kurios tapatybė neatskleidžiama, kadangi jinai per stebuklą liko gyva, tad jinai yra šioje byloje vadinama Jane Doe. Ir Jane Doe tuo metu buvo 15 metų ir jinai susidraugavo su Karla gyvūnų parduotuvėje prieš 2 metus iki nusikaltimų prieš ją. Ir Karla vieną dieną pati parsivedė namo šią merginą, kol Polas dar buvo darbe. Ir jie apsvaigino šią merginą, kad kai Polas grįžtų, ši mergina jau būtų paruošta kankinimams. Taigi staiga tyrėjai Karlą pamatė kitokiomis akimis. Ji ne tik, kad netrodė šita skriaudžiama vargšė moteris, verčiama daryti žiauriausius dalykus, jinai pati buvo iniciatorė. Šiuo atveju jinai pati atvedė Polui šią merginą ir prisidėjo prie jos kankinimų. Taigi jinai ne tik nuslėpė faktą, kad buvo dar viena auka, bet patogiai nuslėpė faktą, kad jinai buvo iniciatorė šiuo atveju. Karla, žinoma, ir tam turėjo pasiteisinimą, jinai tyrėjams gynėsi, kad dėl patirto smurto prieš ją ji išgyveno potrauminį streso sindromą ir dėl jo ją ištiko amnezija ir jinai dalies įvykių neprisiminė. Tačiau pareigūnai jie jau nebetikėjo, kadangi jie turėjo šias vaizdo juostas ir jie matė, kiek iš tikrųjų jinai buvo įsitraukusi į savo sesers, savo 15-metės sesers kankinimus, prievartavimus ir galiausiai nužudimą. Taigi jie susidarė visiškai kitokį įspūdį apie ją. Jie matė, kad ji šiuose juostose nebuvo verčiama nieko daryti, ji tai darė savo norų, inicijavo ir dar labiau eskalavo visus įvykius. Taigi jie suvokė, kad Karla buvo ne ką mažiau žiauri nusikaltėlė ir žudikė negu jos vyras Polas. Jie iš esmės jautėsi apgauti ir apvynioti aplink jos pirštą. Karla buvo lygiai tokia pati nusikaltėlė kaip ir jos vyras ir ji nusprendė ateiti pas pareigūnus tik tada, kai karma atsisuko prieš ją ir jos vyras pagaliau pradėjo smurtauti ir prieš ją, nes jam nebeužteko tų aukų, kurias karts nuo karto jie du pagrobdavo. Ir toli gražu jie prisipažino ne dėl graužiančios sąžinės, o dėl to, kad ji bandė gauti kuo geresnį sandorį, ji bandė aplenkti savo vyrą Polą. Jinai norėjo ateiti pas pareigūnus pirma ir gauti sandorį.
Polas gal ir buvo manipuliuojantis kankintojas ir serijinis žudikas, bet Karla nuo jo neatsiliko. Ir jeigu jo advokatas Ken Murray nebūtų slėpęs šių įrodymų nuo teisėsaugos virš metų, Karlai būtų buvęs panaikintas tas sandoris, tačiau dabar jau buvo per vėlu. Iš kitos pusės tiek bylos tyrėjai, tiek aukų šeimos suvokė, kad tuo metu teisėsauga neturėjo kito pasirinkimo. Jie nežinojo, kur yra tos vaizdo juostos ir tuo metu, kai Karlai skyrė sandorį, jie nuoširdžiai manė, kad jie daro teisingą dalyką. Be to, be Karlos pagalbos jie greičiausiai net nebūtų sužinoję, kas buvo Leslie ir Kristen žudikas, kadangi iki tol jie net neturėjo jokių užuominų. Be to, Karlos liudijimas prieš Polą buvo esminis jo ateinančiame teisme. Taigi, pagal sandorį Karla liudijo prieš savo vyrą Paul Bernardo ir gavo jai žadėtus 12 metų kalėjimo. Polo advokatas teisme pareiškė, kad Karla taip pat turėtų sėdėti toje pačioje kėdėje, kaip dabar sėdi Polas. Jisai teigia, kad Karla nebuvo šita skriaudžiama moteris, kad jinai bandė pateikti visuomeniai. Ir tai rodė ne tik tais vaizdo juostos, bet tai rodė ir jos gyvenimo aplinkybės. Psichiatras, ekspertas, daktaras John Bradford pabrėžė, kad nusikaltimų metu Karla turėjo savo asmeninę banko sąskaitą, jinai turėjo darbą ir taip pat karts nuo karto išvykdavo į užsienį su savo draugėmis viena be Polo. Tai nėra įprasta skriaudžiamoms, kontroliuojamoms ir palaužtoms moterims. Karlos mama Dorothy taip pat liudijo teisme. Jinai teigia, kad niekada nematė, kad Polas smurtautų prieš jos dukrą. Priešingai, ji teigia, kad Karla, būdama su Polu, tiesiog švytėjo iš laimės. Ir daugelis visuomenėje jautėsi taip, lyg šis Karlos pareiškimas buvo pasityčiojimas iš tikrųjų skriaudžiamų ir mušamų moterų. Ir tokios moterys kaip Karla mažina patikimumą tikrosiomis aukomis. Ir tai labai liūdina. Galiausiai žiuri priėmė sprendimą, Polas buvo pripažintas kaltu dėl Leslie ir Kristen nužudymo, pagrobimo ir kankinimų. Ir taip pat po kiek laiko jisai sulaukė teismo dėl Tammy. Jis taip pat buvo pripažintas kaltu, tad buvo užtikrinta, kad jis niekada neišeis iš kalėjimo gyvas. Jam buvo skirta bausmė kalėti iki gyvenimo galo be galimybės išeiti anksčiau. Dėl savo neįprastai dailios išvaizdos tokiems žiauriems ir šaltakraujams serijiniams žudikams Paul Bernardo ir Karla Homolka buvo pavadinti serijiniais žudikais Barbė ir Kenu. Vis tik visuomenė nebuvo patenkinta Karlos likimu ir jos maža bausme, be to Karla vos po 2 metų bandė išeiti iš kalėjimo anksčiau. Tada net 300 000 žmonių pasirašė peticiją, kad Karla liktų ten, kur yra ir kalėtų visą savo mažą bausmę. Taigi Karla liko už grotų, o 1996 m. birželio mėnesį Karlai buvo bandoma gauti bylos ir jos bausmės persvarstymą. Tai yra, buvo siekiama jai griežtesnės bausmės, nei kad jinai gavo. Tačiau teisėjas nusprendė, kad toks sprendimas sukompromituotų ateinančių bylų tyrimus. Tai yra, kad jeigu pareigūnai bandytų gauti sandorį su kitais liudininkais ar nusikaltėliais, teisėsauga taptų iš esmės nebepatikima. Tie liudininkai negalėtų būti 100% užtikrinti, kad jų sandorio bus laikomasi, tad teisėjas nusprendė atmesti šį Karlos bausmės persvarstymą. 2005 metais gegužės mėnesį buvo pasirodęs straipsnis su Jane Doe, likusios gyvos aukos interviu, ir šiame interviu jinai teigia, kad tyrėjai niekada nepaklausė jos nuomonės ir nepaprašė jos sutikimo su šiuo Karlos sandoriu. Jis jai atrodė beprotiškas ir jinai jautėsi taip, lyg niekada nebūtų gavusi savo teisingumo, kadangi tuo metu, kai Polui ir Karlai buvo pareikšti kaltinimai, niekas net nežinojo apie šią merginą.
apie Jane Doe, kuri išliko gyva ir apie kurią buvo sužinota tik tais įsibėgėjus teismams, kai buvo rastos šios vaizdo juostos. Taigi jinai jautėsi taip, lyg sistema ją labai nuvylė ir aš visiškai ją suprantu, tačiau taip atsitiko paprasčiausiai dėl to, nes Karla apie ją nepapasakojo. Ir kai buvo rastos tos vaizdos juostos, tik tada buvo sužinota apie šią merginą. Tai žinoma irgi yra labai liūdna situacija. Ir juo labiau, kad vos po 2 mėnesių nuo šio straipsnio pasirodymo, 2005 m. Liepos 4 d. Karla Homolka išėjo į laisvę. Jinai yra bene vienintelė tokio masto žiaurumo serijinė žudikė, kuri išėjo į laisvę ir dabar gyvena įprastą gyvenimą. Jinai išėjusi į laisvę 2007 metais susituokė su savo advokato broliu, susilaukė 3 vaikų ir pasikeitė savo vardą. Jinai išmoko kalbėti laisvai prancūziškai ir persikėlė gyventi į prancūzišką Kanados dalį. Dabar jinai gyvena Quebece. Ir žinoma, tai sulaukė didelio visuomenės pasipiktinimo, kaip šita žiauri, manipuliuojanti žudikė gali gyventi visuomenėje lyg niekur nieko ir toliau tęsti savo gyvenimą. Quebece yra jos byla daug mažiau žinoma ir jinai pati yra mažiau žinoma. Tačiau po kiek laiko, kai žmonės ėmė išsiaiškinti, jie sužinodavo, kas yra iš tikrųjų ši moteris ir kad yra Karla Homolka. Ir tai ypač sukėlė daug pasipiktinimo, kai tėvai iš Karlos vaikų mokyklos sužinojo, kas tokia yra iš tikrųjų Karla. Ir jiems pasidarė baisu dėl to, kad Karla būna taip pat ir su vaikais, kadangi Karla mėgdavo savanoriauti ir dirbti mokykloje su vaikais. Kiti faktai žinomi apie šią bylą yra tai, kad 95 metų gruodžio 5 dieną Karlos ir Polo kankinimų namas buvo sugriautas, o vėliau Leslie ir Kristen tėvai nuolat kovojo, kad tos vaizdo juostos nebūtų paviešintos. Ne tik dėl to, kad tai itin traumuotų visuomenę, bet ir dėl to, kad tai būtų nesąžininga jų dukrų Leslie ir Kristen atžvilgiu. Tokiu būdu jos būtų iš naujo skriaudžiamos, kadangi šie žiaurūs vaizdo įrašai būtų žiūrimi visų visuomenėje ir aptarinėjami, man tai irgi būtų nesuvokiama. Tai visuomenė, manau, turėtų padėkoti Leslie ir Kristen tėvams, kadangi 2001 metų gruodžio 21 dieną šios vaizdo juostos buvo sudegintos kartu su kitais įrodymais susijusiais su šia byla. Ir kai sakau, kad visuomenė turėtų padėkoti, turiuomenį tikrai turėtų padėkoti, kadangi šie vaizdai, tuos žmonės, kurie buvo priversti juos peržiūrėti, kadangi tyrė šią bylą, jie buvo rimtai sutraumuoti. Pavyzdžiui, tas psichiatras, ekspertas John Bradford, jisai iki šios bylos buvo dirbęs su daug žiaurių bylų ir matęs daug žiaurių dalykų, tačiau būtent šios vaizdo juostos jį pastumėjo iki bandymo nusižudyti ir galiausiai ilgos terapijos. Ir taip pat Paulo Bernardo advokato padėjėja Kim Doyle kentėjo nuo potrauminio stresinio sindromo padarinių. Jinai buvo panirusi į gilią depresiją, tad turbūt tik tais galima įsivaizduoti, kas buvo tose vaizdo juostose, kad šiuos žmonės, savo srities profesionalus, ekspertus, privedė prie tokios prastos psichinės būsenos. Taigi, tiek iš manęs šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad klausėte šios liūdnos istorijos. Ši byla mane iš tikrųjų labai paveikė. Ne visada taip atsitinka, bet tikrai net apsišarojau, kai žiūrėjau vieną iš dokumentikų. Šiom merginom teko patirti žiauriausius dalykus. Ir tiek moterų buvo sutraumuotų ir man protu nesuvokiama, kaip Karla galėjo taip pasielgti su savo seserim. Visa šita byla tokia žiauri ir kaip jinai baigėsi ir kad Karla dabar tiesiog gyvena savo gyvenimą laisvėje. Aš jaučiu, kad tai yra labai nesąžininga ir taip lyg teisingumas nebūtų buvęs įvykdytas iki galo. Ir dar tai, kad
Viso to galima buvo išvengti, jeigu tik tais tas DNR būtų patikrintas anksčiau. Tai tiek iš manęs šiandien. Man dabar įdomu būtų išgirsti jūsų nuomonės apie šią bylą ir susitikime ir kitose mano vaizdo įrašuose. Nepamirškite prenumeruoti mano kanalo. Iki.